Tai gerai, tai dabar tu esi Šiva lingam akmenyje, taip? Mhm. Mhm. Gerai, kokia informacija tau eina? Aš iš tikrųjų jaučiu tokią kaip energiją, kaip davė, žinokit, tą trečiąją akies čakrą, toks pliūpsnis, toks bum, bum. Mhm. Man visa vat, šita erdvė, ne, kur yra trečioji akies čakra, jinai visa Mhm. pulsuoja ir atrodo toksai kaip ir vidinis drebuliukas, bet tas toksai labai šiltas ir labai įdomus toks jausmas, aš kažkaip energetiškai jį išjaučiu dabar šiuo momentu. Mhm. Jo energijas tiesiog pajaučiu, kažkaip eina iš dešinės rankos į kairę ir taip per visą kūną. O kažkaip va per stuburą matau kyla energija kažkokia labai įdomi. Bet jinai tokia rudos spalvos. Mhm. Ta ruda spalva labai graži. Tai būtent šitas akmuo ir yra ta, kurį tau parvežė vyras, jis ir yra rusvas, ar ne? Taip. Mhm. Kiaušinio formos jis, Mhm. nėra aštrių kampų, nugludintas, labai toksai. Bet jisai, žinok, su charakteriu tas akmuo, galiu pasakyti. Charakteringas, ar ne? Aha, žinok, aš jį, va sakau, turiu rankose ir jisai kažkaip energetiškai tai labai jisai aktyvuoja. Jį prisijaukinti reikia, man toks jausmas, ar ne? Taip. Tai žinok, ne taip, kad paprastas, pavyzdžiui, paėmė krištolinį kvarcą ir jisai taip kažkaip prisiderina prie tavo dažnio. Mhm. O šitas kažkaip jisai, nu man toksai kaip bangom, supranti, toksai kaip, aš nepasakyčiau, kad man būtų, tarkim, nemalonu jį laikyti, bet aš jaučiu, Mhm. kad Ką tu man jį jauti? kažkaip reikia kažkaip pažinti. Man tas akmuo tarsi sako, pažink mane, žinai, va taip pat tie žodžiai tokie eina. Išjausk, pajausk, pažink. Man žinok, labai įsižeminimas iš karto įsijungia. Taip, Labai tiesiog net pulsuoja. taip. Jaučiu. Taip, ir supranti, aš dabar atrodo stoviu ant tokio kaip luito, žinai, jisai toksai kaip stiklinis, kaip kvarcinis, bet rudos spalvos. Mhm. Aš kaip ta visa aplinka, taip ir yra, jinai tokia apvali, žinai, tarsi aš sakau, būčiau tam pačiam kristalė. Ir Aha. tas vidus toks labai įdomios energijos eina, jisai gali būti ir tamsus, ir šviesus, ir netgi violetinės spalvos matau, žinai, bet tas vat luitas, ant kurios stovi toksai, žinai, kaip būna tas dūminis kvarcas, Aha. bet jis yra toksai daugiau rudos, toksai smaukiai rudos spalvos Jo. atspalvių. Ir toks kaip įsižemink, sako, įsižemink. Ir man kažkaip susiję per stuburą, kažkaip visas tas aktyvuoja tas visas mano stuburė, žinai, ir kitų čakrų yra. Kažkokias tai kaip ir, žinai, ką jaučiu, kaip ir man tas akmuo rodo tokias kaip taškeliais tarsi pažymėta, pavyzdžiui, kaklo srity. Sprandas, žinai, kur yra sprandas, tokie kaip maži taškeliai. Čia yra įsitempimas mano. Tai jisai kaip ir gal išryškina ligas, kokias tu turi? Ne tai, kad ligos, bet... Ne tai, kad ligos, bet kažkokie negalavimai, ar energetiniai gal greičiau sutrikimai, ane? Energetiniai suspaudimai, taip. Nes, nu, iš tikrųjų, aš labai dažnai pasilenkus ir esu, žinai, rašau, tarkim, kažką ar spausdinu, tai kažkaip per tą vietą eina. Nu, man asocijuoja, supranti, pečiai, kad gal ir per daug kai kurių atsakomybių esi pasiėmus, nėra taip? Ne, man ne pečiai, man pats kaklas. Ai, pats kaklas, gerai, atsiprašau. Viskas gerai. Na, aš čia pasitvarkau truputėlį. Žinai ką, aš tiesiog toks jausmas noriu atsigulti ant to luito, žinok. Atsigulti ir visą tiesiog va taip va įsižeminti, atsigulus, ne tai kad stovinti. Kažkaip nežinau, man taip rodo, ne tai kad per pėdas, bet per visą stuburą, per visą tą, žinai. Toks kaip atsipalaidavimas. Tai va, dabar aš tokiai pozicijoje. Ir taip, aplamai tas akmuo yra toksai kaip yin ir yang. Jo, tai jisai ir simbolizuoja kaip
Dievo Šivos energija, tai vyriškojo ir moteriškojo pratų vienybė, kosminė pusiausvyra. Tai Jo, ir jisai, supranti, kaip dar yra, jisai gali transformuoti arba griauti senas programas ir įsitikinimus kažkokius tai. Jis gali būti kaip griovėjas, tarkim. Ir aplamai, jį galima turėti rankose, kai tu esi labai toks ramus, nes jeigu tu esi nelabai ramus, tai jisai dar labiau iškelia tą, tarkim, paaštrina. suaštrina. Aha. Jo. Ir atsimeni, aš tau sakiau prieš tai, kad toksai kaip truputėlį empatija, tokia, žinai, nuo šeštadienio toks keistas jausmas, žinai, toks kaip, supranti, būtų labai toks keistas, ir čia daugam iš tikrųjų, bet aš, kai dabar laikau tą akmenį, iš tikrųjų, atrodo, ant tiek viskas ramu, žinai, tokia kaip stabilizacija, visiškas balansas. Matai, jis laikomas dar ir vienu iš didžiausias vibracijas turintis akmuo. Vienu didžiausias vibracijas turinčių akmenų yra, kuris valo netgi aplinką. Ne tik, kad tu ten, kaip sakai, tas programas, ar ne, ten, pavyzdžiui, senas gali nugriauti arba sukurti kažką naujo, tai jisai ir netgi visą aplinką valo. Neutralizuoja kažkaip, jo. Jis gali paaštrinti netgi sapnus, kažkaip susiję netgi su astraliniam projekcijom, tai kodėl aš jį įsigijau, nes aš truputėlį pasiskaičiau, nedaug, žinai, ir kažkaip man labai įsikrito į akis ta jo forma, tokia švelni, tas kiaušinio toksai pavidalas. Oi, sakau, kaip gerai, žinai. Tai va, ir tik tiek, kad supranti, kaip ir tu sakai, reikia su juo to kontakto, to ryšio, ir kai tu turi tą ryšį kontaktą, jis pradeda kažkaip daugiau kontaktuoti ir aplamai, su kiekvienu akmeniu, tas pats su kiekvienu kristalu, bet aš jį neturėčiau palaikyti po pagalbę, tarkim, naktim kažkaip toks jausmas. Matai, ir fizinį jis daro įtaką, tai jis apskritai balansuoja visą kūną, harmonizuoja, kad ir fizinė sveikata, žinai, stabilizuojasi su juo. Taip, nuotaika kažkaip pagerina. Nors atrodo, ne, čia tipo, kaip rašo, kad jis iškelia dar aštriau, bet kažkaip aš galiu pasakyti, kad mane tai tikrai subalansavo, tai bent jau aš balansą jaučiuosi. Netokia išsitaškius. Va. Ai, ir dar tiesa, ant mano riešo kairės pusės yra ir katės akmuo, tas bracelets, irgi nauji kristalai, pamiršau pasakyti. Sakau, kad kažkas čia irgi man bando įlysti į vaizdą. Katės akmuo, jisai dabar, jeigu gerai mano atmintis funkcionuoja, tai jisai toks su perėjimu, tokiu perlamutriniu, ane? Rusvu irgi, ar ne apie tą galvą? Jis gali būti įvairių atspalvių, bet mano yra toks daugiau kaip irgi baltas, pilkas, rudas toks. Ir nuo tigro akmens tikrai ta energetika skiriasi. Ai, tai va, aš tigrą akmenį turbūt čia matau, jo. Bet jo, jis truputėlį kitoks yra. Kitoks, aha. Nes man nepažįstamas tas akmuo, nesu susidūrusi su katės akė, žinai, kristalu. Aha, ir ką tau nori pasakyti? Ką? Sakau, kažkaip lenda į vaizdą tas katės, tas kažkaip... Ir gerai, ką tau nori pasakyti? Tavo apyrankė? Matai, atrodo, aš kalbu apie tą Šivos akmenį, tarsi bandau užmėgsti tą kontaktą ir tas tigro, katės akis, tipo, o kaip aš? Kaip aš, ne? O nėra, kad energijos pjautųsi tarpusavį? Tai aš supranti ir rinkau tokius akmenis, kad vienas prie kito dėrėtų. Tai aš dabar bandau išjausti, nes man kažkaip keista, kad man dabar tiesiog ranka nutirpo. Kairės. Bet man kažkoks irgi gal disbalansas, netgi, sakyčiau. Kažkaip nutirpo ranka pati. Tai žiūrėk, nusiimtų tą apyrankę, pasikabink prieš save. Ir čia, kaip suprantu, tau aiškiai žinutė yra. O tas kristalas, žinok, man atrodo, kad jisai kaip ir sugeba pats iš savęs išsivalyti. Bet jisai kažkokiu tai, kažkokios tarsi pagalbos, jis nori kažkokios pagalbos. Pats kristalas? Jo, žinok.
Nes aš jį užsidėjau ir aš kažkaip, kad ir prieš tai jautau tokią truputėlį tokį kaip neveiklumą, ne? Mhm. Bet kai aš jį užsidėjau, man viskas į paviršių kažkoks vidinis, nežinau. Man ta būsena nelabai patiko. Nu, man irgi čia nelabai patinka, žinok. Bet tu, kad ten nagrinėjai, man tai kaip būtų, aš bent jau taip išjaučiau, kaip dvi nesuderinamos visiškai energijos. Tai manau, kad galbūt tų dviejų akmenų negalima tiesiog kartu naudoti, žinai. Tai aš šiaip ta apyrankė, jinai yra ant mano kūno, ne? Bet tas kristalas, jis yra ant akmens, jie visai ne kartu ir ne šalia. Tik tiek, kad aš supranti, kai jį tik užsidėjau, tas katės tą kristalą, aš pradėjau jaust, kad kažkas mano viduje kažkoksai, kaip ir sakau, tau užplaukimas, žinai, kuris paaštrės nuo pačio to šeštadienio. Ir toks jausmas, kad tas akmuo kažkaip sako, man reikia pagalbos. Čia nesusiję, kad nesutampa energijos su to šyvo akmeniu. Čia galbūt susiję su mano ir to pačio kristalo kažkokia tai energija. O, geras. Taip, Nu, taip. Tai, žiūrėk. Tai bet dabar tai jau tada tą šyvą lingam akmenį tu turi uždaryti visą informaciją. Gerai, aš padedu į šoną, kad nesipjautų, žinai, informaciją. Mhm. Ir dabar laikau vien tik tą. Supranti, kaip tas akmuo, kad jis sugeba išsivalyti iš savęs. Mhm. Tai žinok, čia kažkas susijęs su pačia ta kelionė, kažkaip sugertas stresas kitų žmonių, kažkaip jam reikia atsistatyti. Ir po to Dabar aš kaip iš aš karto jį sukonkretizuosiu, užsidėjau. tu konkrečiai matai savo apyrankę ir tu sakai, kad reikia pagalbos būtent tai apyrankiai, tai ją reikia išvalyti, aš taip suprantu. Ją reikia pakrauti. Energetinė. Pakrauti, o aš iš karto, žinai, tai gavau ir iš karto ant rankos. Kažkaip jinai nori atsistatyti energetiškai. Tai tu visgi išvalyk, jeigu ten yra kažkokių kelionės stresų, kitų žmonių, energijų ir taip toliau, tu ją pirmiausiai išvalyk. Čia iš tikrųjų labai gera idėja visus kristalus namuose, kokius turiu. Profilaktiškai, žinai, praeiti. Tikrai taip. Jo, kažkaip taip visiems. Tai dabar drąsiai gali tą ir padaryti energetinėje erdvėje. Per savo namus pereik, išsivalyk. Jo, aš dezinfekuoju iš viso namus, nes jau senai nebuvo. Gerai. Išsivaliai. Tai dėk gal kokį ar žybsnį kažką, kad įgalink tuos kristalus. Nežinau, kaip tu juos pakrauni. Ai, tai aš įvairiai pakraunu juos. Aš su eteriniais aliejais mėgstu juos sutepti iš tikrųjų. Ant fizikos, ką aš darau, arba, įvairiai, su vandeniu ar dar visų tokių būdų yra. Bet eterinė erdvė, kaip man patiko, sakymas, įžiebti, supranti, šviesą. Tai tokia ir pamačiau, kaip žvaigždinės spalvos, tokia sidabriniai balta tokia energija. Labai gerai. Per visus kristalus tiesiog. Energetiškai. Jis kažkaip iš tikrųjų tas kristalas sako, kažkaip jis nori pabūti visiškai ant palangės, kažkaip prieš saulę, va taip atskirai. Įsikrauna į saulę. Jo, jisai nori, ta prasme, ant fizikos, kad pasikraut kažkaip ant saulės. Kad tipo aš jo nenešiočiau dabar. Jam reikia laiko. Jo, kaip įdomiai. Nu taip, kristalus, jeigu mes parsitempiam iš kažkur, tai būtinai reikia išvalyti. Kartais būna nekantrauji, tu nori jį glausti prie savęs ar kažką, bet reikia valyti. Ir duoti jiems kažkaip atsigauti. Jo. Kaip sakant, persikrauti reikia. Jo. Tai aišku, kai gauni daiktą noris, tai tu taip lauki, ne, aš bent jau laukiu, blemba, apie 2-3 savaitės ir pagaliau gaunu, tai aišku, iš karto noris nešioti. Nu, susitvarkėjai? Kažką namučiuose gal reikia susitvarkyti dar? Ne, namuose jau viskas okei. No. Energetinėje erdvėje išsivalyk akmenukus, ar ne? Gerai. Užsidaryk tuo metu viską, jeigu čia pabaigiai jau su tais akmenam.
Jo, jau pabaigiau. Pabaigė, ne? Mhm. Nu ir gerai. Aš stabdau gal tuomet įrašą, ne? Jo, jo.